Labas! Kaip gyvenate? Šventės jau ant nosies, tai šiandien ir turim šventinę žinutę. Laisvos temos pasižiūrėsim kiekvienai grupiai, apie ką čia bus aktualu. Tiesiog tema šventinė žinutė. Kad gautumėte savo žinutę, pasirinkite vieną iš 3 kortų. Ar tai bus arfa, ar tai bus fejerverkai, ar tai bus vabalas. Pasirinkote? Jeigu pasirinkote, keliaukite į tą laiką, kuriuo kalbu jūsų grupiai. Tiesa, galit pasirinkti ne tik vieną, bet ir 2, arba ir visus 3 variantus. Iki. Labukas dar kartą tie, kas pasirinko arfą. Pasižiūrim, ką dar jums parodys kortus. Ištraukim dar porą šitų apvalių kortų. Taip, turim lopšelį, vaiko užmezgimas arba kitokio projekto pradėjimas. Tai yra geras ženklas visiems, kurie nori savo pasipildyti šeimą vaikučiais, arba šiaip, kurie nori pradėti kažką naujo, galbūt versle, darbe, karjeroje, turi kažkokią tai mintį kažką pradėti. Tai yra labai geras ženklas, kad artimiausiu metu tam bus ir galimybės, ir noras. Ir kortos skatina tą ir daryti. Pasižiūrim, ką dar mes jums galime pasakyti. Pinigai pas jus atkeliauja. Vėlgi, panašu, kad daugumai tai galbūt ne tiek apie vaikus kalba ar apie šeimą, gali būti ir taip, bet daugumai vis tik tais linkusi esu manyti, kad tai yra kalba apie jūsų asmeninę realizaciją, apie jūsų tuos projektus, kuriuos jūs gal kol kas turit galvoje. Bet patarimas yra pradėti, nes tai ves ne tik į jausmą, kad jūs darote tai, kas jums sekasi, kas jums patinka, bet plus dar iš to turit galimybę užsidirbti ir pinigų, turbūt daugiau negu galbūt užsidirbate dabar. Ir vėlgi arfa, jos parašyta didelė laimė. Ir ne tiek gal, kad jūs kažką tais darote ir siekiate dalykų gyvenime dėl ten sėkmės ar dėl pinigų, tai tokia kaip ir pasiekmė gaunasi pinigai, tarkim. Bet jūs žiūrėkite, kurdami projektus, norus ir savo svajonės, ką jūs iš tikrųjų norite. Klausykite savo širdies ir tegu jinai jūs veda. Ir kai jūs užsiemate gyvenime tuo, kas jums neša malonumą, džiaugsmą, arba kai tiesiog gyvenate patirdami džiaugsmą, tada ir pasisekimas, ir pinigai, ir vaikai ateina daug lengviau. Tai tiesiog prisiminkite tą per šventės ir kai galvosite norus prie kūčių, kalėdų ir prie naujametinio stalo, norėkit iš širdies. Negalvokit, kas čia teisinga, kas čia realu, ką aš čia galiu pasiekti, bet tiesiog galvokite ir sakykite savo, vardinkite tuos norus, kurie eina iš jūsų širdies. Ir paskutinę kortą parodysiu, yra Liepos mėnuo. Tai gali būti, kad kalbam apie kitų metų Liepos mėnesį, gali būti labai tas reikšmingas lūžis, kada iš tikrųjų tos bangos man sufleruoja, kad gali didžiulė banga, didžiuliu kiekiu ta sėkmė į jūsų gyvenimą atkeliauti. Tai pasiekit, gali būti vasarą, ypatingai Liepą, tas mėnuo, kai pastebėsit, kad reikalai labai labai ženkliai gerėja. Gerai, tai tokiai pradžiai žinutė, o dabar pasižiūrėkim tiesiog, ką mums dar sako taro kortos, palikim tą arfą. Tai pasižiūrėkim, ką taro kortos jums kalba. Oi, krenta mano priemonės. Gerai, žiūrime, ką taro kortos jums kalba, ką nori jums pasakyti. Pirmai grupiai, ką dar mes galim pasakyti? 3 lazdų svajonės. Žodžiu, jūsų šventinė žinutė yra ryškiai susijusi su svajonėmis. Svajokit drąsiai, kaip ten sako, geriau svajoti labai labai daug ir gal net nerealistiškai iš pirmo žvilgsnio, bet jeigu svajojate labai daug ir siekite pakilti aukštai, vis tiek pasieksite daugiau, negu svajodami kažkaip, su protu, su saiku, ar ne? Tai geriau su svajonėm geriau persistengti, nes tada vis tiek gausis geriau, negu kažkaip save ten tramdant ir bandant būti labai protingu, kai svajoji. Ką dar mes galim jums pasakyti? Tai 5 monetos, dar kokie 1 kortą. Tai 5 monetos, taurių pažas, pasaulio korta ir taurių riteris. Ir vėl jums kalba, ypatingai tos 2 kortos, kalba apie tokį net fantazavimą, apie svajokliškumą, rodo, kad jūs savyje šiaip esate, kūrybinga ir jautri asmenybė.
Ir tą savo kūrybingumą ir jautrumą jūs labai gerai galit panaudoti, išsimanifestuodami ir gaudami gyvenime to, ko norite. Ir kad panašu, kad artimiausi metai, artimiausias laikas yra tam jūsų talentui pasirodyti labai geras. Gali būti, kad kitais metais jūs tokį gausit vidinį įkvėpimą daryti, pabandyti, pasiekti. Ir čia jums sako, kad nebijotumėt suklysti, net jeigu pirmą kartą nesigauna, bandykit, kol gausis. Gal 100 kartų bandyti ir nereiks, tikėkimės, bet toks atrodo, jūs paskatina, kad ne viskas gal būtinai iš karto, ar ne viskas būtinai taip, kaip norite, bet tik dėl to, kad jeigu kažkas nesigauna, tai tikriausiai ateis kiti dalykai, kurie bus tikrai tie, kurių jums reikia, kad būtumėt laimingi, arba jeigu nesigauna tam tikrų būdų, tai vėlgi ieškokit, žiūrėkit, gal yra kitas būdas ir dažniausiai daug paprastesnis, negu tas būdas, kuriuo nesigauna pasiekti tam tikrų dalykų. Tai va, kitais metais, aš čia turbūt apie kitus metus kalbu, bus labai svarbu tikėti savimi. Ir jeigu iš tikrųjų turite tų svajonių ir norų ir išdrįsite jų siekti, tikėkit savimi ir jeigu nesigauna kažkaip būtent kaip iš pradžių planavot, priimkite tai kaip teigiamą ženklą, vadinasi, yra lengvesnis, paprastesnis, gal ir greitesnis būdas tam pasiekti. Ir dar toksai labai save motyvuokit, save girkit, sakykit savo komplimentus, labai svarbu jums neužsibūti tam vidiniam savęs kritikavime, tai tildykit tą vidinį kritiką, aišku, paklausykit jo, jeigu jis ten kažką protingai kalba, bet iš esmės, tas vidinis kritikas, jisai neduoda tiek mums naudos, kiek mūsų vidinis širdies balsas. Tai geriau klausykit vidinio širdies balso, jisai nekritikuoja, bet jisai nukreipia tuo keliu, kur, jums geriausia eiti. Tai va, tai būkite savo atlaidus, užjaučiantis ir supratingas, nes jūs irgi, kad ir koks būtumėt fainas ir kietas ir protingas, jūs vis tiek esate žmogus, ar ne? O klysti, žmogiška, visada yra tas žmogiškas faktorius, tai duokit savo šiokią tokią paklaidą, tiesiog gyventi, pabandyti ir pamatysit, kad kuo daugiau savo laisvės duodate tiesiog gyventi ir patirti, tuo geriau sekasi. Ir turim pabaigai pasaulio kortą, kas irgi yra labai stipri indikacija, tai kad artimiausi metai, 2024 jums yra, sakau, stebuklingi metai su vėlgi gal biškiuką paklaida, bet labai arti to. Nes galit galų gale patirti tą proveržį, ne veltui ir turėjom, ten ir pinigus, ir čia vaikus, ir visokius tais projektus. Ir tą bangą, tą jūrą, kuri, tokia, nepriepiama, nevaldoma. Ir jeigu jūs ant tos bangos pasiduodat, jinai gali jūs labai toli ir laimingai nunešti. Tai va, ateinantis metai, atkreipkite dėmesį, yra metai, kada, išeisit iš tam tikro savo rato, iš savo dėžutės, iš savo gal stereotipinio įvaizdžio prieš patį save ir suprasit, kad gali daug daugiau. Ir, dabar jūs lyg žinot, kad jūs galit, bet kitais metais pajusit, kad iš tikrųjų galit, nes ir vidumi jausite tai ir realiai irgi bus kuo pasigirti ir pasidžiaugti. Tai va, tai tokia jūsų žinutė. Ačiū, kad žiūrite, puikių jums švenčių, sočių, linksmų, smagių. Dar primenu, jeigu norite, galite užsisakyti mano meninės prognozes, tiek konkrečiai jums, tiek pagal jūsų zodiako ženklą, siūlau 2 variantus. Tai pasigalvokite, jeigu norit, galite parašyti man dovilestaro@gmail.com. Lauksiu jūsų žinučių. Ačiū, ate. Labas, dar kartą tie, kas pasirinko fejerverką. Fejerverkas mums simbolizuoja šventę, simbolizuoja tokį džiaugsmą, nuotykį, azartą, kažkas sproginėja, vyksta, ar ne, spalvinga ir kažkoks toks stebuklingas reginys, ar ne? Tai pasižiūrim, kokią kitą šventinę žinutę jums mes perduosim ir kokį čia stebuklingas reginys jums šviečiasi. Iš pradžių dar paimsime keletą šitų kortų. Ir paprašau parodyti, ką dar galiu papasakoti. Turim 3 ir gerai, ką dar galiu papasakoti šitai grupiai. Taip, turime dalyką, kuris statomas tarsi atrama, tarsi skirtukas, ar ne? Ir sako, kad jūs jaučiat, kad yra dalykai, žmonės, situacijos, aplinkybės, kurie tarsi jums draudžia gyvenime ar neleidžia turėti tą, ką jūs norite turėti. Tai man čia jau yra toks, pareiškimas į tai, kad galbūt reikia, jūsų ta žinutė yra susijusi su atsakomybės prisiėmimu už savo paties gyvenimą ir už savo sprendimus ir už savo sėkmę.
Ir kad gal nustoti laukti, kad susiklostys ideali aplinka, puikus ten oras bus ir ten suprantantis ir kažkokie tais jūsų lūkesčius atitinkantys žmonės, o tiesiog gyventi taip, kaip jums gyvenasi, pačiam, duodant daugiau, darant daugiau ir pačiam irgi savo pasiimant daugiau tai, ko jūs norite. Ir toks, kad visada bus tam tikros išorinės situacijos, kurios dažnai nebus visiškai tobulos, ne? Bet tas išorinis netobulumas neturėtų sutrukdyti mums džiaugtis gyvenimu ir vis tiek mes, jeigu kiti nesprogdina, patys vis tiek galim sprogdinti tos fejerverkus, aišku, saugiai, ne? Bet čia kalbu labiau apie simbolinius, ar ne, tos fejerverkus. Jeigu trūksta gyvenime laimės ir džiaugsmo ir gal nesiseka per kitus gauti tai, ko norite, patys imkitės iniciatyvos ir daugiau nuo savęs pridėkite, kad turėtumėte tai, ko norite. Gerai, ką toliau kalbame? Turime plaktuką. Kalba apie teisinius dalykus. Man čia labiau būtų toks oficialumas, netgi rimtumas ir netgi toks nuosprendis. Ir vėlgi aš čia suriščiau su jūsų žinute, kada jūs skatina prisimti daugiau atsakomybės už tai, ką darote, arba labiau savimi pasitikėti. Šitą kortą man labiau yra vis tik apie pasitikėjimą savimi, kad jūs pats nusprendžiat, kaip bus, sumušat plaktuku, padarote sprendimą. Ir toks atrodo, leiskite, kad galų gale turbūt jūsų tas žodis, jis irgi būtų reikšmingas, būtų vertingas, kad jūsų tas žodis pačiam savo, jisai būtų galutinis. Ir ką dar turime? Turime sulūžusi kaulą, kuris vėlgi kalba apie tam tikrų norų išsipildymą. Aš čia suvešiau su šito kortą, kad tarsi dabar turbūt jūs gyvenime turi tą tokį jausmą, kad nesijaučiat, kad yra taip, kaip norit. Tarsi kažkas kažko nedavė, kažkur nesusiklosti aplinkybės, ten žvaigždės taip, kaip norit. Ir tarsi tokią nuoskaudą jaučiu, kodėl nėra taip, kaip aš noriu, kodėl man neduoda to, ko aš noriu. Bet esmė, kad mums visada duoda tą, ką mes norim, bet ar mes mokam priimti, ar mes iš ten pasiimam, iš kur reikia, ar tą imam, ko mums reikia, ar per tuos kelius keliaujam, kad pasiektumėm tai. Tai toks jausmas, pasižiūrėkit ir pasikalbėkit ir su savo vidumi, ar tikrai jaučiat, kad einat gyvenime ten, kur norite eiti, nes man toks jausmas, kad nelabai, bet čia nėra kalta nei situacija, nei žvaigždės, nei niekas, čia yra tiesiog, kad turbūt nepakankamai gerai susišnekat su pačiu savimi. Tai patarčiau turbūt, kad artimiausių metų ir gal net artimiausiais metais gilinti ryšį su savimi, galbūt ir ten kažkokios praktikos, ar meditacija, ar įsižeminimas, ar kažkas, galbūt psichologas, ar kažkoks terapeutas, ar bet koks kitas dalykas, ar ne, kas jums padėtų įsigilinti į save, išklausyti save, išbūti su savimi ramiai ir išgirsti atsakymus, kurių reikia. Ir kad netektų nusivilti aplinką ir kitais žmonėmis, bet kad jaustumėte savo gyvenimo šeimininku. Tai jums tokia žinutė, su tokiais kaip ir namų darbais. Dabar pasižiūrim, ką dar jums nori pasakyti kortos. Ką daro kortos nori pasakyti fejerverkininkams. Taip, mes toliau turim vidinį konfliktą, 5 lazdos yra vidinis konfliktas, kada tarsi mes jaučiam poreikį kovoti, konkuruoti, tarsi įrodyti, ką mes žinom kitiems, bet bėda yra to konkuravimo, kad nors ir smagu kartais pasikumščiuoti, pakonkuruoti ir toks azartas, bet iš tikrųjų tai vargina. Ir jeigu mes gyvenam pastoviai tik ant to konkuravimo, tai ir fizinių jėgų nėra, ir emocinių, ir psichologinių, ir visai, ne? Ir tada dingsta gyvenimo džiaugsmas. Ir jums įrodo, kad tas, gal kad jūs norėdamas, tą prasmę gyvenime ar tą sėkmę kažkaip, tą jausmą sėkmės ir prasmės susikelti, tuos fejerverkus sprogdinat, bet ne tokius ir ne ten, ir ne tuo laiku, ir ne toj vietoj, ir jie gal nelabai sukuria tos prasmės, ne? Tai gal tą tokį, konfliktą ir tą norą kažkaip gal pasilyginti su kitais, arba save paėsti kartais, kai kas nors nesigauna taip, kaip norit, arba paėsti kitą. Vis tik tais tą visą energiją, tą noro pasiekti energiją, ją realizuokit ne per kažkokius tais, bereikšmius sproginėjimus ar konfliktus, tiek vidinius, tiek su kitais žmonėmis, bet darydami konkretų veiksmą,
tikslingą, kuris turi daug didesnį potencialą atnešti jums naudą. Ir čia jums žinutė būtų apie darbą, apie realizaciją ir apie savęs tobulinimą, tiek kažkokios tai kvalifikacijos, tiek vidinių irgi aspektų. Vis tik turim jums tokią žinutę, kad jums naudingiau, ypatingai galvojant apie kitus metus, būtų ne ta strategija, kurią taikote dabar, ne tarsi tas konkuravimas, pasivaržymas ir sproginėjimas, bet susikoncentravimas į tikslą. Ir nemetimas kelio dėl takelio, ir šiek tiek kartais kantrybės, iš tos pusės, kad, nemesti anksčiau reikalų negu reikia ir sulaukti, kol jūsų projektas, kol jūsų sumanymas duos vaisių, ar ne? Nes tame procese, kol laukiat, irgi yra pamokos, ar ne? Kaip laistyti, kaip prižiūrėti, kaip rūpinti savimi, kaip skatinti save, irgi kaip pasitikėti savimi ir tuo pačiu, užtikrinti, kad tas jūsų projektas, kad jis būtų sėkmingesnis. Tai jums patarimas keisti taktiką gyvenime, turbūt ne tiek akcentuotis į tai, kas neigiama ir ypatingai ne tiek sureikšminti aplinkos įtaką ir ne tą, ką ten kiti žmonės pasiekė, kaip jie masto, ką jie galvoja, atsisakyti vis tik lyginimos ir konkuravimo ir sprogdinti tuos fejerverkus pas save toj srity, kur jums svarbu, kur tikrai jūs norite. Nes ką aš jaučiu, kad jūs gyvenime nelabai klausote savo širdies balso, dažnai gal net nedarote tą, kas iš tikrųjų norite, bet vardan, turbūt nepasitikėjimo savimi, menkos savivertės ar tam tikro sužeisto ego, elgiatės kažkaip, tuo būdu, kas iš jūsų ne tik atima energiją, bet ir atima gyvenimo džiaugsmą. Tai tas konkuravimas, jisai arba bandymas suspėti su kitais ar kitus aplenkti, jisai ne jum yra. Čia ne jūsų gyvenimo prasmė ir ne jūsų gyvenimo taktika. Gerai, ką dar galim pasakyti jums? Bokštas. Taip, artimiausių metų keisis labai jūsų matymas, jūsų mąstymas, kaip jūs matot save, ko jūs iš gyvenimo norit. Ir man atrodo, kad ateis jūsų noras iš tikrųjų išsisprogdinti tai, kas yra dabar. Iš tos pusės, kad atsisakyti gal net ir išorinių aplinkybių, gal net ir tam tikrų draugų ar bendravimų ar santykių ir pakeisti save, iš esmės, pradedant, aišku, nuo vidaus, nuo vidinio nusistatymo, mąstymo ir matymo, ar ne, bet gali būti, kad per artimus metus labai keisis ir jūsų, situacijose, kuriuose jūs esat, jūsų galbūt, ir santykiai, ir draugystės, jūsų tikslai, norai. Dabar atrodo, jūs gyvenat, tarsi bandydamas kažkam kažką įrodyti, bet artimiausių metų matau, kad vis tik tai suprantat, ko jūs norit ir pradeda to siekti, tyliai ramiai gal, bet, pasiekia daug daugiau negu su dabartinė taktika. Gerai, paskutinė žinutė jums. 5. Ir kad jūs nueinat nuo liūdesio. Turim liūdesio kortą ir turim nuplaukimą nuo liūdesio kortą. Irgi 5-5, visų pirma, numerologiškai tai yra pokyčio. Pokyčio dažnai tokios staigaus pokyčio korta, tai pas jūs 5-5 plus fejerverkai, tai sakau, artimiausių metų galite jaustis, tarsi jūs kažkas ištaško, bet čia toks gal labiau vidinis ištaškimas, kada ateina toks kaip apšvitimas, wow, taigi aš ir taip galiu daryti, kodėl aš visada taip dariau, kam aš čia save kankinau, jeigu aš galiu kitaip. Ir jūs matau šiaip tokį paradoksą, kad jūs artimiausiais metais sulėtinat savo tempą, duodat savo laiko ir erdvės padaryti tai, ką jūs norit, nebėgat, nelekėt, nekonkuruojat, tarsi turit savo tikslą, plaukėt jį ganėtinai ramiai, vandenys ramus, viskas gerai, ar ne, gilinatės į save, į savo užsiėmimus, į savo realizaciją, bet paradoksaliai pasiekėt greičiau ir daugiau. Ir tada pradedate vis labiau sproginėti tie laimės fejerverkai. Tai vadinasi, jūsų pagrindinė žinutė šventinė buvo apie tai, kad laikas gyvenime keisti taktiką. Ne per konkurenciją, ne per ten kažkokį įrodymą, nežinia kam, nežinia ko, bet per netgi pasišventimą savo tikslui ir per pasišventimą pačiam savo laimiai, tada jūs pasiekėte daugiau sėkmės gyvenime. Tai kuo mažiau galvot, kaip ten ką galvoja ir kaip gyvena kiti, nes realiai, niekas nežino, kaip čia reikia teisingai gyventi, visi bandomės ant savęs,
bet kiekvienas mes ir geriausiai jaučiame. Tai vat jūs pradėkit jausti, kaip jūs norit gyventi ir matau, kad artimiausi metai gali atnešti labai gražų pokytį ir proveržį. Tai ačiū, kad žiūrėjot, puikių, sočių, gražių, šiltų jums švenčių. Dar primenu, kad jeigu norite sužinoti, kam žada 2024 metai, galite kreiptis į mane tiek asmeninės prognozės, tiek prognozės pagal zodiako ženklą. Jei įdomu, parašykit man elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, ate. Labukas dar kartą tie, kas pasirinko šitą vabaliuką, skarabėjų. Pasižiūrime dabar bendrai dar, kams galime pasakyti. Ant šitos kortos parašyta sėkmė, pasisekimas, gali tai liesti ir pinigus, ir kažkokia kitokia sėkmė. Tai pasižiūrėkime, apie kokią čia sėkmę jums kalbam, kur ta sėkmė ir galbūt dar kažkokią žinutę turim jums. Tai parodykite. Turime vėduoklę, romantika, šventė, vakarėlis, artėja šventės, tai viskas labai atitinka, ar ne, šventinė žinutė. Ką dar mes jums turime? Turime gluosnį ir kalba apie tam tikrą liūdesėlį su šeima, ar dėl šeimos, ar kažkas tokio, bet šalia turime ir ausį, kuria parašyta gera žinia. Tai čia jau aišku, kad tam tikra situacija ir tam tikras liūdesėlis, kurį dabar patirėte, ir tai greičiausiai yra susijęs su tam tikrais šeimininiais reikalais, gal šeimininiai santykiai, gal kažkokie tai, nepasisekę, nežinau, ten tikslai, sandoriai ar kažkas, kažkas, žodžiu, nėra visiškai taip jūsų šeimininiuose ar giminės reikaluose, kaip jūs norite. Bet visgi mes turime, kad ateina gera žinia ir ateina tam tikras proveržis ir jisai gali būti per tam tikrą šventę, tai gali būti ar ne per kūčios, kalėdos, nauji metai, arba apskritai tiesiog sako jums, kad pragyventumėt, kad išeitumėt iš tų sunkumų arba kad rastumėt atsakymus, kurių reikėtų atsipalaiduoti ir kad pastovus gilinimasis, rūpinimasis, ta problema jisai jau nebeduoda naudos, nei atsakymų, nei kažko tais ar ne. Kaip tik dabar reikia keisti taktiką, atsipalaiduoti, biščiuką persijungti režimą į šventinį. Ir galit tiesiog užsimiršę suprasti, kad wow, tai aš to atsakymų ieškau, man tos informacijos ir reikėjo, toks jausmas, kad tarsi be jūsų pastangų išsisprendžia tam tikri dalykai, kurie galbūt jau, kurį laiką neduoda ramybės, kas susijęs su šeima, su giminė ir panašiai. Tai ir būtent ir vabalas įsako, kad ateina gera žinia ir žodį geras turime 2 kartus, good, vadinasi, jūsų šventinė žinutė yra, kad išsisprendžia tie rūpestėliai, kuriuos dabar turite ir gerą žinią gaunate. Apie pagavau šeimos liūdesys, tokia išskirtinė žinutė gal tiems, kas nori vaikų ar šeimos papildymo, pasipildyti naujų narių, irgi gali būti, kad galite galų gale sulaukti teigiamą žinią, kad bus jau tas jūsų norimas šeimos narys. Gerai, tai dabar pasižiūrėkim, ką mes dar jums galime pasakyti. Nors dar kažkaip kilo noras dar vieną kortą jums ištraukti. Ištraukim paskutinę kortą. Ar čia mums jos reikia? Pasižiūrėkim. Pirštas. Jame sakoma, kad vėlgi jis kalba apie tam tikrą problemą, bet man atrodo, kad aš jeigu sujungčiau su žinute apie žinią, toks jausmas vėlgi, kad dar kartą patvirtina, kad be tam tikrų pastangų, ta problema, kuri kaip ir buvo ar ne, jinai bus išspręsta. Ir vėl dar mintis viena, kad kuo mažiau jūs tą problemą akcentuosit, kuo netgi mažiau sakysit, kad tai yra iš viso problema, tai tuo greičiau ta situacija ir pasikeis. Ir vėlgi, dabar ateina tokia mintis, ar jūs tikrai adekvačiai matot ir ar tikrai ta situacija yra problemiška ir ar tikrai reikia tiek dėl jos pergyventi. Ir net jeigu šiame gyvenime šiuo metu neturit tam tikros problemos ir kol kas nelabai gal suprantat apie ką čia aš, apskritai tarkim, ar ne, pagalvokit, ar gyvenime neturi tokio įpročio daryti problemos, kur kiti žmonės gal net nepadarytų, arba kiti žmonės gal kaip tik galvotų, kaip fainai, toks biščiukai yra liktais iš jūsų pačių, noras rodyti, užsibriežti, kad čia problema yra. Bet tada automatiškai jūs gaunatės būtent tas pats, kuris ir prisidaro tų problemų, ne? Tai toks, net jeigu kažko nesiseka pasiekti ir taip greitai kaip norite, gal tai ne problema yra, galbūt tai kaip tik yra, jūs veda į geresnį, greitesnį sprendimą, ar ne? Ir vėlgi, ar jūs fiksuositės į geras žinias, į teigiamus sprendimus, į teigiamas prognozes, ką jūs girdite,
Ar jūs fiksuositės į tai, kad kažkas kažkam nepatiko, kažkas kažką sukritikavo? Tai toks filtruokit labiau, ką jūs į save priimat, ką jūs girdit, ką jums sako jūsų mintis, labai sekit savo mintis, ir treniruokit save būti labiau, optimistiškesniu gyvenime. Gerai, tai dabar jau iš čia viskas tikrai, gerai, o dabar pasižiūrime mes taro kortos, ką mums nori pasakyti, dar konkrečiau jums, vabaliukams. Gerai. 6 lazdos pergalė, tai tik tais yra dar kartą mums patvirtinimas, tas klausimėlis, arba apskritai gal ta savijauta, kai ne taip yra kaip norit, jinai pasikeis ir ganėtinai greitai ir jūs jausitės nugalėtojų. Jeigu dabar jaučiatės, kad biški pralaimit kažkur, artimiausių metų būsit nugalėtojas pats prieš save, ir turbūt kiti žmonės irgi tą pastebės. Ir vėlgi mes turime, kad iš liūdesio pereinat į susikoncentravimą labiau vidinį ir realiai tada išsisprendžiate tuos dalykus. Ir dabar, ką aš matau, kad tos situacijos jūsų gyvenime, jos net iš tikrųjų patvirtinu, ką tas pirštas man rodė. Žiūrėkit, į ką jūs baksnuojat ir kaip ką vadinat. Ta situacija, kur jūsų netenkina, ten nėra problemos. Apskritai nėra problemos. Yra problema, kad jūs joje matote problemą, tai čia turbūt dėl jūsų vidinių baimių, traumų, kompleksų ir panašiai, įtariu ir dėl nepasitikėjimo savimi, arba apskritai sėkme. Bet jūs nesate joks nelaimėlis, jūs turit gyvenime puikias galimybės, netgi drįsčiau teikti su 6 lazdom ir su šitu vabalu gimęs visiškai po laimingą žvaigždę. Problema, kad nelabai naudojatės tuo, kad jums lengviau pasiduoti anksčiau laiko, negu prisimti atsakomybę už tą tikslo pasiekimą. Ir rodo, kad vietoj to, kad jaudintumėtės, kad išsipylė tos 3 taurės, kuriuose gal ir tas gėrimas net nebuvo čia jau labai skanus ar labai geras, yra dar 2 taurės, kurios arba yra puikaus gėrimo, arba jūs galite dar prisipildyti to puikaus gėrimo. Tai toks, kad irgi toks, kad kaip yra tas posakis iš anglų kalbos, kad neverkite dėl išpilto pieno ar dėl išpilto vyno, ne? Tai tik pienas, tai tik vynas. Ir kita vertus pagalvokit, ką jūs daugiau galit sukurti. Gal gyvenime yra kažkas daugiau, kažkas plačiau, nes dabar tarsi laikot save uždarytose kažkokiose norose, svajonėse, kažkokioj tai keturkampiai dėžutėj, kuriai nelemta būti keturkampė, kuriai iš viso net nereikia nei rėmų, nei ribų ir apskritai tai ne dėžutė, ar ne? Tai išimkit iš save iš tos dėžutės, iš tos liūdėsio kažkokio tai dėžutės ir tiesiog susikoncentruokit labiau tai, ką jūs norite pasiekti. Ir vėlgi atsidavimas, netgi pasišventimas tikslui, panašiai kalbėjau ir antrai grupiai, tai galite pračekinti ir prieš tai buvusi būrimą, pasišventimas jūsų tikslui ir tikėjimas savimi duoda labai daug rezultatų. Tai ten ta problema net nėra problema, jeigu jūs ją paversit iš kito kampo, žiūrėsit, kad tai čia kaip tik man ir to moko, ir aš galiu dar labiau pasireikšti taip, kaip noriu. Ką dar, kokia paskutinė žinutė? Mirtis ir 6 kartai. Taip, kortos panašios, iš tikrųjų pusė dalies panašios kaip antrai grupiai, tai pasižiūrėkit, patariu, jeigu jaučiat potraukį, jeigu ne, tai pas jūs irgi ta žinutė, kad artimiausių metų jūs pakeičiat labai savo vidinį nusistatymą. Ir jeigu čia antrai grupiai labiau kalbėjau apie tai, kaip jūs elgiatės gyvenime, čia labiau kalbu apie tai, kaip jūs matote save gyvenime. Ir kaip jūs matote gyvenimą, ką jūs girdite, ką jūs akcentuojate savo viduje ir savo mintyse. Turime mirties kortą, kas rodo ženklų kardinalų pasikeitimą, kuris labai transformuoja. Bet kadangi kortos išorinės jos yra teigiamos, turim ir pergalę, ir darbą, ir pasiekimus, ir pasveikimą tam tikrą, vadinasi, tai yra į gerą. Tas jūsų vidinis atsigavimas, vėl vidinis užsimotyvavimas, jisai ne už kalnų, sakyčiau, vėlgi maždaug su naujaisiais metais, į kitus metus jūs perinat atsigavęs, nebesiparinat, kas ten išsiliejo, ko ten nespėjote paragauti. Žinot, kad gyvenime dar yra daug puikių dalykų, puikių galimybių ir kažkaip, užsibrėžėt save matyti kitaip ir labiau gal pasinaudoti tomis galimybėmis. Ir turim tokį simbolinį nuplaukimą nuo problematiško matymo, nuo problematinių situacijų, paprastesnį, lengvesnį, harmoningesnį gyvenimą, kada išmokstate, nebūti pats savo priešas, bet būti pats savo padėjėjas, pagalbininkas, palaikytojas.
Ir vėlgi dėl ko tai atsitinka, kad labiau klausot savo širdies balso. Tai va, tai patarimas irgi jums pasipraktikuoti girdėti savo vidų. Ar tai, ir mokėti atskirti, ar tai kalba jūsų baimė, ar tai kalba jūsų širdis. Nes širdis yra ta, kuri praveda lengviausių kelių į tą tikslą, kurio norite. Baimės kompleksai yra tie, kas sako, aš nesugebėsiu, aš čia toks ir toks, aš nemoku, čia man pastoviai nesiseka. Tai visas tas mintis atšaukiam negatyvės ir patikėkim, kad jums gali sektis, jeigu jūs norit, kad jums sektųsi ir jeigu jūs tikit, kad jums sekasi. Ir 6 lazdos rodo, kad jums tikrai gali pasisekti ir jūs turi 2 kartus 6. 6 yra harmonijos, sveikatos, tokio palaikymo, draugystės skaičius, vadinasi, kad ta harmonija vidinė ir tas išorinis palaikymas, jisai pastoviai, bet ar jūs juo pasinaudojat, tai ne visada. Tai labiau ir pats save palaikykit, stenkitės tą harmonijos jausmą savyje išsitreniruoti ir matysite, kad kitais metais bus ramu, bus gerai ir daug geriau jausitės dėl pačio savęs. Tai ačiū, kad žiūrite, linkiu jums puikių švenčių, šiltų, sočių, jaukių ir primenu, kad galite užsisakyti ir metinę prognozę, tiek asmeninę, tiek zodiako ženklui. Galite kreiptis į mane, jeigu domina, elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, ate.